carnival once again. Šią muzikinę Rūsio laidą pradėsime danguje, kartu su paukščiais ir namų stogais. Turėčiau prisipažinti visiems žiūrovam, kad labai bijau aukščio, todėl mano klausimai turėtų būti neryšlus. Šiandien svečiuose turime ką tokius? Death Wish, a milk. Ir ką jūs darote? Boksnam. Kas tai yra? Tai paprasčiausiai lietuviškai išvertus būtų vokalinė perkusija, tiesiog muzikos atlikimas balso lūpų pagalba tiesiog. Aišku, kaip kilo mintis užsiimti tokių dalykų neįprastų? Ar jis jau įprastas? Gal aš čia keroko atstovas nelabai žinau tokio dalyko? Na, buvo gan toks populiarumo antplūdis prieš galbūt 5 metus, tai šiek tiek teko domėtis tuo ir gan užsikabinti rimtai, taip ir nepaleidom iki šiol. Aišku, o prieš tai grojat kokiais instrumentais ar dar ko nors, ar iš karto ėmėtės vokalinės perkusijos? Ne, pradėjom nuo visiško nulio, tiesiog be jokio muzikinio išsilavinimo. Dar iškilo klausimas toks. Visokius gitaristus, pianistus, vokalistus ruošia yra kolegijos, muzikos mokyklos, o šitai vokalo perkusijai, ar kas mokina, yra koks išsilavinimas ar dar kas nors? Didžiausia mokykla tikriausiai būtų internetas, daugiau nieko. Kaip kyla mintis kuriant kūrinių savo, kur semėtės idėjų, įkvėpimo? Iš tikrųjų visi atlikėjai beatboxo tai pradžioj kopijuoja kažką, tai tiesiog dainų coverius daro. Aišku, su patirtim ir laiku kažką pradeda kurti savo, bet visada pradeda nuo kopijavimo daugiausiai. Supratau, o jūs jau tą etapą perkopėt, kopijuoja ir paskui pradeda kurti savo, jūs jau savo kūrėte? Ir taip, ir taip. Birželio 18 dieną, 17 val. Prie kino teatro Garsas muzikinės pramoginės laidos Muzikinis Rūsys pirmojo sezono uždarimo koncertas. Renginyje dalyvaus grupės AMP, Mono, Night, Vru, Shakespeare, Grilytas Fortas, Reit ir vakaro vinis laiptai. Aptapatį 22 val. Arena Pizza, Radikalas, Stogas, Evrau, DMK, DJ Senis, Gazas ir Alhisa. Renginį remia parduotuvė Muzikinis Rūsys, UAB paskatina Arena Pizza, Panevėžio balsas, KSV Plus ir Radio stotis Pulsas.
pasakys man, kokios buvo veido išraiškos tų žmonių, kurie būdavo šalia ir girdėjo gerą bitą, tą patį bitą, gerą melodiją pagerindavo visą šitą. Dabar jau pamenu, tai buvo šalta žiema traukiny, tą kartą aš klausiau Talib Kweli. Aš supranti, ką noriu pasakyti, laikas taip ir nori pats save praryti, o aš stabdau akimirkas savo atminty, tai ką girdėjau traukiny, liko praeity, jį labai vaizdinga, tu klausai, o tau netinka, nepatinka, taip dažnai jau atsitinka, kai girdi garsus, jie pateikia tau praeities vaizdus, gal malonius, o gal labai liūdnus, šitai pratas apsisuks, epizodai nusisuks, ar tu matai ženklus, ar girdi garsus, tikrus gerai išdirbtus, jie greitai įsisuks į pasąmonės verpetą ir pamiršti jų neverta ir nelemta, po kelių metų spaudžiu play, tai tie patys garsai, ar tu jų nepamiršai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Man į pasąmonės kodų stringa epizodai iš kelionės, mes vienam kelyje, ei žmogau, ar mane girdi, ar dabar tu nieko nejauti, sustingsi vietoj ir klausimų žvilgsniu žiūrėsi į mane, o aš sakysiu tai apie tave, o apie mane, viskas atsispindi suvokimo veidrodyje, tai kaip tolimųjų reisų plaukiojime, dalinkis įspūdžiai su manimi, aš pasakysiu, ar man yra tai buvę, ar kelioniai epizodai lieka nusisukę, nuo dabarties, kai taip atsitinka, noris pasakyti, kad praeities nėra, yra tik laiko pertvara, kurios mes nesuvoksim, tik ilgai galvosim ir vėl žaisim su tuščia erdve. Ei, kur tu klausai manęs, ar ne tavo siluetas dingo? Kiekvienas pasirinko savo, aš pasilieku vienas ir sakau, mano praeitis prasminga. Dabar girdžiu garsus, kurie patinka, atitinka atgalinius epizodus, bauskite mane, aš sklaidau pasąmoninius kodus. Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi ką tu manai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi tai, ką tu manai? Apie tave, ne, apie mane, ne, ar tu girdi ką tu manai? Kaip jūs manote, ar beatboxas yra 5 hip-hopo elementas? Aš tai manyčiau, kad ne, nes pačios visos šaknis tai yra graffiti, breikas, repas ir didžėjingas. O beatboxas tai manyčiau yra kažkiek tai prie repo ir didžėjingo siejasi, bet kaip atskira šaka neturėtų būti ir daug žmonių jo nepripažįsta. Tai pagal mane tai nėra 5 elementas. Kur būtų galima jūsų paklausyti? Kur koncertuojate, klubuose, šiaip koncertuose, festivaliuose? Visada tam yra internetas, kur pilna mūsų video, manau. O iš kur tas video? Tai vis tiek iš koncertų įmat, ar iš virtuvės, kur, ar iš miegamųjų, ar iš vonios? Jie iš koncertų daugumą. Yra ir Biržų koncertas, ir Panevėžio miesto šventė, ir Cido arenoj koncertas. Tai jūs daug koncertų dažnai koncertuojat? Da, anksčiau buvo tikrai daugiau buvo prašymų dabar kažkaip. Nu, kiek vidutiniškai, pavyzdžiui, mėnesį, ten 3 kartus, 4 ar ten? Porą kartą. Taip, daugiau aš gal sėdau tai su savo didžėjingu, nes savo miksuose taip pat maišydavau ir bokso elementų. Ir turime klausimėlį gatvėje ir jį užduos... Mėly panevėžiečiai, ar žinote, kas yra beatboxas? Ačiū.